Kiek šiuo metu yra liuteronų praktikuojančių tikėjimą Rusnėje ar parapijoje? Be abejo, Rusnės parapija yra iš po antrojo pasaulinio karo visa didžioji masė, absoliuti didžioji dalis arba pabėgusi, arba pasitraukusi karo metu. Bet laimėj liko žmonių iš po karo, kurie atsikūrus ypatingai parapijai, sugrįžo atgal iš kitų parapijų, iš tarkim Šilutės ir prisijungė prie Rusnės parapijos. Be abejo, tai nėra skaitlinga, bet visą laiką džiaugiuosi, kad ir parapijos ribose gyvena tų šio krašto gyventojų vaikai, šeimų nariai, kurie taip pat lanko parapiją, lanko bažnyčią. Taip pat džiaugiuosi ir ateinančiais, nes liuteronų bažnyčia po truputėlį žmonės atranda, kurie apskritai neturėjo kažkokio dvasinio tapatumo savo gyvenime. Tai iš tikrųjų atranda bažnyčią, atranda tikėjimą, suvokia, ką liuteronų bažnyčia ir apskritai visas protestantiškas judėjimas davė visai lietuvių kultūrai. Iš tikrųjų tą dalyką vertinant prisijungia prie parapijos ir jie stiprina ir ją gausina jos gretas. Kiek susirenka, kiek dažniausiai lankosi žmonių? Abejo, kadangi liuteroniškų tradicijų yra vadinamosios kapinių šventės, tai kapinių šventėse tikrai jos yra gausios ir netgi neveikiančiose kapinėse, kuriuose taip pat kapinių šventės yra daromos, tai yra vienos pamaldos per metus vasaros laiku ne bažnyčioje, o kapinėse tikrai surenka gausiai žmonės ir iš kitų parapijų taip pat, nes tai yra toksai kaip renginys. Bažnyčioje eilinių pamaldų metu, kurios vyksta reguliariai, nuolat, labai tas irgi skaičius svyruoja. Kartais 10, kartais 30, kartais žiūrėk kokie 4 ar 5 ateina. Bet kokiu atveju kiekvienas yra laukiamas. O kiek manot ši parapija dabar liuteroniškų praktikuojančių grinai, kiek tokių būtų žmonių šeimų? Aktyviai dalyvaujančių turbūt bažnyčios parapijos gyvenime arba besidominčių, kurie nuolat arba savalaikiai ateina į bažnyčią, tai yra apie 100 panašiai parapijų. Ačiū. Kada buvo pastatyta šitos bažnyčios, galima taip vadinti, kada jūs manot statybos pradžia, kada ją reiktų datuoti? Iki šiol buvo toksai preliminarus datavimas, kuris yra Vėtrungėje 1419 metai, bet jis yra abejotinas, nei vieno dokumento mes šitai datai neturime. Tačiau 1498 metų privilegijoje smuklininkui jau minima bažnyčia, smuklininkas turi rūpintis bažnyčia ir jau minimas liudytojas, tos privilegijos liudytojas, Rusnės kunigas Jokūbas. Reiškia, ir bažnyčia jau buvo, ir kunigas 1498 metais. Ne po 100 metų, ne 19 amžiuje, o bažnyčia jau buvo tuo laiku tikrai ir dokumentuose paminėta. O pavydalą aš supratau, kad... Pirmąjį pavydalą mes bažnyčios tokia, kokią šiandien turime, pirmąjį pavydalą matome 1648 metų Klaipėdos didžiojo valsčiaus žemėlapį. Nupaišyta tokio pat dydžio, su tokiu pat bokštu, truputėlį smailė kitokia, tačiau ir vėtrungė, ir burbulas viršui, viskas atitinka langų skaičius, viskas atitinka šiandieninį bažnyčios vaizdą. Reiškia, bažnyčia buvo nuolat remontuojama, perstatoma, įvairiai tobulinama, kas sugriuvo atstatoma, tačiau bažnyčia jau tokios formos jau buvo 1648 metais. Tai kitaip sakant, tie gaisrai, kurie buvo, jeigu ir degė ar kažkas... Iš dalies galėjo sudegti, sakykime, stogas, jeigu jis buvo nendrinis stogas, tikrai galėjo sudegti ir kažkurios konstrukcijos medinės, tačiau bažnyčios pagrindas, sienos turėjo išlikti, ar perstatytos vėliau, bet turėjo išlikti. Ačiū. Ačiū ir jums. Kuo yra jūsų nuomonė svarbi liuteroniška kultūra visai Lietuvai ir Lietuvos istorijai? Labai trumpai. Pati reformacija, įgavo pagreitį vien dėl to, kad Liuteris ir visi reformatoriai sakė, kad Dievo žodis turi būti skleidžiamas motinos kalba. Ir dėl liuteronybės, iš tikrųjų, daug valstybių
arba tiesiog daugelį tautų atsirado pirmoji gramatika, pirmasis giesmynas, pirmoji knyga, neišimtis ir Lietuva. Ir Mažvydas, Donelaitis, Bretkūnas ir visi kiti, sakykime, vėliau atsirado gramatikos būtent iš šito krašto. Vienas iš vokiškus, vokietis iš tikrųjų sudarė lietuvišką gramatiką, vėliau Jablonskis padarė tą vadinamą šiandieninės gramatikos pagrindą, Jablonskis sukūrė. Ir aš dar vėliau, sakykime, jau 1918 metais atsiradus Lietuvai, kaip valstybei, aš kaip sakau, valstybės vienas iš identitetų arba vienas iš išskiriamųjų bruožų yra kalba. O būtent iš šito krašto keliavo į Didžiąją Lietuvą netgi ir knygos, atsiradė netgi knygnešiai, būtent per tai. Kitaip tariant, Didžioji Lietuva, jinai išlaikė kalbą dėka šito krašto, dėka šito tikėjimo. Ir jeigu kalbant, kad kalba išliko kalba, tai netgi dėka šito krašto, šito tikėjimo vėliau atsirado Lietuvos valstybė. Tai netgi, aš kaip sakyčiau, liuteronų tikėjimas jis yra vienas iš pagrindų Lietuvos valstybingumo klausimai, sakykime, nes jei nebūtų liuteronų, galbūt net nebūtų Lietuvos valstybės. Ačiū. Kaip dabar yra su senosiomis liuteronų bažnyčiomis šiame krašte, kokia jų būklė ir kaip pavyksta jas išlaikyti ir išsaugoti ateities kartoms? Trumpuoju laikotarpiu, paskutinių galbūt 5-6 metų laikotarpiu, žvelgiant, sakykime, senųjų liuteroniškų bažnyčių būklė, jinai yra ir gera, ir bloga. Nes, aišku, mes jų turime Šilutės krašte labai daug, mes turime netgi 9 istorinės tokias bažnyčias kaip Rusnės. Ir jos reikalauja labai daug įdėjimų. Aišku, kad per karą didžioji dalis gyventojų buvo tiesiog jie išvyti šito krašto, išvyti karo pasiekmėj, po to vėliau buvo išvyti sovietinės valdžios, reiškia valdymo pasiekmėj. Ir į tas vietas atsikėlė nauji gyventojai, tiesiog jie kitaip žvelgia į tas senasias liuteroniškos kultūros paveldo ir liuteroniškos kultūros paveldo pastatus. Ir aišku, 5 metų bėgyje arba prieš 5 metus viena vertus tikrai prasidėjo toks, galima pasidžiaugti, vietinės savivaldos, reiškia, kad ir minimalus, bet jau parama, sakykime, šitiem pastatam ir šitam paveldui, bet jeigu žvelgiant procentaliai, tai labai liūdna, nes jeigu, sakykime, iš tos visos eilutės, kas skiria Šilutės rajono savivaldybė būtent mūsų kultūros paveldo, liuteroniškų kultūros paveldo pastatams, reiškia, iš visos eilutės 80% yra skiriama katalikiškai bažnyčiai ir 20% liuteroniškai arba liuteroniškos bažnyčios paveldui išsaugoti. Tai yra labai, kaip sakyti, mano akim žvelgiant, neteisingas skaičius, nes mes iš principo turime daugiau pastatų arba paveldo, arba tiesiog identiteto dalykų, kurie tiesiog puošia ir išskiria šitą kraštą. Nors, aišku, kaip ir bebūtų gaila, bet politikai jie procentus padalino palei gyventojų skaičių. Šiandien Šilutės rajone didžioji dalis yra vis tiek, kurie pasisakė, kad yra ne liuteroniško tikėjimo, sakykime, žmonės. Tai viena vertus yra geras, skiriama bent 20% eilutės pinigėlių, bet kita vertus mes turim labai daug pastatų ir labai daug identitetinių paveldo objektų, kuriuos reikia prižiūrėti, kurie iš tikrųjų skelbia pasauliui ir Lietuvai, kad Šilutės kraštas yra išskirtinis. Švenčia 790 metų, tai Dreverna ir visos kitos gyvenimo.
Taigi šitoje teritorijoje 1360 metais buvo pastatyta Ventės pilis. Ir ta pilis turėjo labai svarbią reikšmę, kadangi Ventė tokia vieta, iš kurios buvo galima valdyti gana nemažą akvatoriją. O dar žymiai anksčiau, prieš daug metų, 1237 metais jau popiežius uždraudė Nemuno druskos sudėti geležį, druską, pagonimą. Taigi ta vieta, kuri buvo kontrolės vieta, tai Ventės pilis, ir joje įsikūrė, buvo pastatyta pilis, joje ko gero buvo ir pirmoji bažnyčia. Nes lyderiams ir pirmoji bažnyčia kažkokia. Netrukus vos praėjus 6 metam buvo pastatyta Pariškių pilis, tai Ėgės ir Nemuno sątaka. Ėgė atgal įsilieja į Nemuną, toje vietoje buvo sala ir po kelių šimtų metų Henebergeris ten mini Pariškių